dėmesys tvarumui, architektūros kokybei, santykiui su supančia aplinka išliko esminiai konkurso vertinimo kriterijai. Tai čia turbūt tie yra tokie drambliai, ant kurių stovi visa konkurso bazė ir esmė. Visuomenė sąmoningėja. Ta prasme, ir visuomenė vis tiek jie irgi diktuoja rinkai, ne? Kai yra kokybiškesnė aplinka, kokybiškesnis būstas ir užtikrinta tavo gyvenamoji ta aplinka, tu turi visas pasiekiamas viešasias paslaugas patogiai, ta prasme, tada ir vystytojas vis tiek į tai irgi orientuojasi. Vis sunkiau vystytojam yra nustebinti komisiją su energinio efektyvumo ir tvarumo sprendimais. Kai anksčiau tie standartai dar būdavo pakankamai laiptuoti, tai matydavai, kad galima, tarkim, pasiekti B energinę klasę, o vystytojas pasiekė ten A+. Tai matydavai, kad padarė kažką ekstra. Šiai dienai kitas standartas yra jau privalomas A++. Tai dažnai matai, kad visgi gal šiek tiek norėtųsi tą kartelę dar truputį aukščiau kilstelti. Bendrai apžvelgiant, matyt, mes einam progresyviai, bet tuo pačiu ir turim stabilius, palyginamus kriterijus, nes tam tikros vertybės jos yra amžinos. Mes galim labai modernėti ir sakyti, kad daug technologijų čia galim į pastatus prikišti, prifarširuoti, bet tam tikri esminiai dalykai, matyt, turėtų būti. Tai yra dėmesys aplinkai, dėmesys statybos kokybei ir santykis su tais, kurie yra viduje tų objektų, kuriais naudojasi, ir su tais, kurie juos mato, kurie juos vartoja akimis, kojomis ir kurie aplink juos vaikšto. Tokių formatų reikia, kuo daugiau apdovanojimų, tai ir Europos komisija rekomenduoja turėti apdovanojimus vystytojų, ta prasme, turėti kokybiškos architektūros, urbanistikos apdovanojimų ir kuo daugiau ir tuos geruosius pavyzdžius rodyti. Man tikrai visada didžiulį įspūdį padaro projektai, kurie sukuria tokį labai didžiulį ekonominį efektą aplink save esančioje aplinkoje. Tai ten galbūt prieš tai beveik nebuvo nieko, o tada atsirado projektas, kuris ten sukūrė daugybę darbo vietų ir tą socialinę gerovę aplinkui, tai šiemet turėjome ir tokių kandidatų. Kurie nelaimėjo, noriu palinkėti irgi taip pat dalyvauti su kitais savo projektais, nes tikrai komisija įvertina ir pačio dalyvio atkaklumą, nuoseklumą, sprendimus, kuriuos galbūt jisai tobulina, eidamas metai iš metų savo projektuose. Tai labai smagu tai matyti ir būtų labai smagu tai pamatyti konkurso kontekste. O laimėjusiems noriu palinkėti švęsti.